visai neseniai rodėme kelis atsinaujinti nuo pamatų, turinčius objektus pietinėje Klaipėdos dalyje. Ir tokio atgimimo svarba neabejotina visai Klaipėdos geroviai ir perspektyvai tapti jaukiu ir moderniu miestu, kuriame gyventi gera visiems ir visose jo dalyse. Tačiau šį kartą norime parodyti vietą, vien kurios atnaujinimas pakeis kone viso Klaipėdos senamiesčio veidą. Ir tai neperdėtas teiginys, tiesiog tai pastatas, kuris jau tapo senu skauduliu uostamiesčio širdyje. Bet pradėkime nuo šiokių tokių retrospektyvinių įžvalgų. Gatvėje, kurios pavadinimas šitą reiškia kiekvienam klaipėdiečiui. Nes tai Žvejų gatvė, apie kurią savo reminiscencijomis pasidalino ir mūsų nuolatinis kanalo žiūrovas Šarūnas. Na, o vėliau atverskime naują ateities vizijos puslapį, susijusi su pastatu, esančiu Žvejų gatvėje 16 numeriu pažymėtame sklype, kuriame to pačio Šarūno tėtis vasaros sezono metu dirbdavo ten tuo metu veikusiame ekskursijų biuro filiale. Pabuvoti Klaipėdoje ir nepamatyti, kaip miestą perpus padalinusi upė susitinka su Kuršių mariomis, stabtelti ant pilies tilto ir nepažvelgti į Dangės krantinėje prišvartuotus laivelius praktiškai neįmanoma. Tad tikime, jog ir Žvejų gatvė jums puikiai pažįstama. Tačiau jeigu jau senokai nežingsniavote jos akmenuota danga, tai kviečiame padaryti kartu su Klaipėda TV. Žinoma, mainais, kaip visada, laukiame jūsų patiktukų, komentarų ir tikime, jog nepamiršote prenumeruoti mūsų kanalą. Žvejų gatvė iki 18 amžiaus pavadinimo neturėjo. Ji tiesiog buvo vadinama keliu į pilį. Iki 19 amžiaus pagrindinis Klaipėdos uostas buvo Dangė. Todėl Žvejų gatvė buvo patogi sandėlių ir karčiamų statyboms. Bet beveik visa, kas čia buvo pastatyta, sudegė per 1678 metų gaisrą. Vėliau kvartalas buvo prikeliamas iš pelenų. Archyvinėje nuotraukoje, kurią mums atsiuntė jau anksčiau minėtas žiūrovas, įspūdingai atrodo Šieno turgaus aikštė, turgaus diena, o dešinėje miesto turgaus halė, palei ją eina Žvejų gatvė. Ta dalis šios aikštės ir panaudota upių prieplaukos stoties pastatui, teigia Šarūnas. O štai šiuose senuose kadruose atsiveria halės vaizdas iš turgaus aikštės. Šioje nuotraukai įamžintas palei pačią Dangės upę buvęs medienos perkrovimo sandėlys. Šios atvirutės kairėje, už upėje stovinčio garinio vilkiko, matyti upinis krovininis burlaivis, Baidokas. Iš jo iškraunamas Nemunu atplukdytas eksportinių rąstų krovinys. Vėliau jie bus eksportuoti jau jūriniu garlaiviu. Po 1854 metų didžiojo gaisro miesto taisyklės uždraudė medinius namus. Tad vietoje čia buvusių rekonstruoti mūriniai raudonų plytų sandėliai. Tad 19 amžiaus pirmoje pusėje pastatyti grūdų, sėmenų ir pašarų sandėliai su daug durų ir stoglangių, tam, kad būtų pakankamai vėdinimo produktų džiovinimui, kadaise stovėjo dar arčiau Dangės kranto, ant buvusio pilies apsauginio pylimo prie pat didžiosios Dangės. Kadaise tiesioginė prasme vienas iš sandėlių buvo įkurdintas vandens ir sausumos riboje, kad laivai galėtų priplaukti tiesiai prie krašto. Vėliau krantinė pakito. Užpylus didesnį krantą 20 amžiaus viduryje pasikeitus urbanistiniai struktūrai, dalis Žvejų gatvės pastatų buvo panaikinta dėl uosto plėtros ir pritaikymo sovietiniam industriniam naudojimui. Būtent dabartinis pastatas Žvejų gatvės 16 numeriu pažymėtame sklype atsirado vėlai, to pačio 20 amžiaus antroje pusėje. Ankstesnių pastatų šioje vietoje nebuvo ir tai matyti šiame 1940 metų archyvinėme atviruke. Klaipėdiečiai, bent jau tie, kurie prisimena laikus, kuomet senosios perkėlos keltas į Smiltynės pusiasalį keldavo ne tik keleivius, bet ir automobilius. Būtent iš šios vietos. Galimai prisimins ir dar ankstesnius laikus, kuomet čia veikė Nemuno upių laivininkystės Klaipėdos filialas, o štai 20 amžiaus 4-ame dešimtmetyje. Perkėla buvo dešiniajame Dangės krante, iškart už Fridriko tilto.
Tolumoje matyti linų sandėlys, vadinamos linų svarstyklės. Nuo kito kranto 1935 metų nuotraukoje matomas tiltas ir pirmame nuotraukos plane iki šių dienų išlikęs knechtas, dabar šalia užaugo didžiulė tuopa. Prie jo švartuodavosi greitaeigiai laivai ir raketa. O štai ši nuotrauka, kaip ją atsiuntęs Šarūnas sako, tikras perliukas, kurio būtų labai trūkę šio pasakojimo mozaikoje. Reta pokario nuotrauka, kurios autorius nežinomas, tik su prierašu rusų kalba, jog tai 1952 metų žiema. Iki 1959 metų plukdoma buvo tik upinėmis baržomis, o čia matyti jūrinė didesnė barža. Teritorija aptverta aukšta tvora, o arčiau krantinės matyti kasininko kontrolieriaus būdelę. Mūsų žiūrovas ir šių reminiscencijų autorius prisimena, kad 1964 metais jam pačiam teko keltis tokia barža į Smiltynę, o kai buvo pastatyta stotis, jokių tvarų neliko. Grįžtant į nūdieną ir plika akimi matyti, jog pastaraisiais dešimtmečiais šio pastato likimą sprendė laikas ir privačios iniciatyvos, patalpas pritaikant įvairios paskirties paslaugoms, nuo sandėliavimo iki čia organizuotų diskotekų. Albino Stubros 1965 metų nuotraukose matyti stoties pastato pietrytinė dalis, aukštesnė dalis su dideliais langais, tai keleivių salė, o žemesnė dalis administracinė. 1967 metais stoties salėje įsikūrė ekskursijų biuro filialas. Matyti ir du kioskeliai šalia, kelto bilietų kasa ir kitoje gatvės pusėje tipinis to meto spaudos kioskas, kuriame elektra pajungta nuo dar funkcionuojančios prieškario laikų elektros oro linijos. Akmenų grindys Žvejų gatvėje ir Pilies gatvėje užasfaltuotos. Prie stoties iš rytų pusės dar nebuvo pasodintos tuopos. Bernardo Aleknavičiaus 1975 metų fotofragmentuose nuo 5-aukščio Danės gatvėje gerai matyti stoties balkonas, paradinės durys į krantinę ir jau tarp paaugusių tuopų užrašas ant stoties rusų kalba – Ričnoj vokzal. Šis užrašas atsirado 1971 metais, kai tuometinis SSRS užsienio reikalų ministras Kosyginas pro čia vyko į Nidą, kuriam buvo pastatyta vila. Lietuviško užrašo apie stotį taip ir nebuvo. Arvydo Stubros, beje tai kito žinomo fotografo Albino Stubros sūnėnas, nuotraukoje 1989 metais užfiksuoti keleiviai, laukiantis kelto. Stoties pastatas jau nebenaudojamas, nes administracija dar 1985 metais persikėlė į naujai pastatytą naujosios perkėlos pastatą. Šalia pamatų jau želiai ir sparčiai auga tuopos. Pastebėjo šias nuotraukas mums atsiuntęs Klaipėda TV žiūrovas. Galiausiai 1959 metais statytas 563 kvadratinių metrų ploto pastatas pradėtas pardavinėti. Tačiau kelių aukcionų metu nuo 2010 metų pirkėjų norinčių įsigyti šį statinį už daugiau kaip 4 milijonus tuometinių litų neatsirado. Bet vis dėlto pirkėją pavyko rasti 2014 metais, tačiau beveik dešimtmetį, kol 2023 metais pastatą valdanti bendrovė LK Investicija nepaskelbė architektūrinį konkursą, čia numatomam statyti administracinės paskirties pastatui su prekybai ir maitinimui skirtais plotais. Buvusi upės stotis stovėjo nepakitusi. Nepakitusi jis stūkso ir iki šių dienų. Tačiau šiai vietai jau ruošiami aiškus planai. Žvejų gatvėje 16. Projektui verslininkai ketina skirti apie 9 milijonus eurų investicijų, o kiti detalūs sprendimai, kiek mums yra žinoma, dar laukia patvirtinimo. Tačiau jau dabar yra paruoštos kelios galimos koncepcijos, iliustruojančios, kas turi atsirasti Pilies tilto pašonėje, sovietinį modernizmą menančio pastato vietoje. Tad laukdami, kuomet duris atvers visai greta savo istorinį paveldą menantis ir naujai iškilęs Salamander pastatas, galime pasidžiaugti dar vieną puikią iniciatyvą, kuri tikimės papuoš mūsų mylimą miestą. Tad šiam kartui tiek ir iki greito.